2018-aisiais sukaks lygiai 100 metų atkurtai Lietuvai. Norime ne tik pasididžiuoti 100 permainingų metų, ne tik prisiminti praeitį, bet ir parodyti šalies su charakteriu perspektyvumą ateities vektorių. Gavę užduotį įženklinti šią progą, suvokiame, koks lakus ir talpus logotipas turi būti. Lietuva gali būti ne tik atvaizduota, bet ir sukurta. Mes, švęsdami 100 ypatingų metų, žvelgiame priekin, didžiuojamės laisvę ir savo optimizmu. Susipažinkite su rezultatu. Pradėjome nuo žodžio Lietuva raidžių, kurioms parinkome savitą šriftą RESO. Pirmiausia, objektu virto 100, kuris savaime yra piešinys. Arba ženklas. Lydimas prierašo atkurtai Lietuvai. Naudojamas ant tamsaus fono ar fotografijų, jis nusidažo baltai. Logotipo versijos įvairios. Jas galima jungti su skirtingų 100-mečio renginių pavadinimais ir taip išplėsti logotipo naudojimą. Tačiau čia tik pradžia. Iš raidžių Lietuva mes formuojame skirtingas iliustracijas. Pavyzdžiui, mūsų taip mylimam krepšiniui, ar gausiai dainų šventei, įvairiems minėjimams, svarbiems istoriniams įvykiams žymėti, koncertams, valstybės šventėms, vaikų renginiams ir taip toliau. Iliustracijos gali dominuoti, arba jas galima pakeisti nuotraukomis. Daiktai, papuošti iliustracijomis, pagyvėja. Todėl, jei norite pasigaminti savo marškinėlius su jomis, pirmin. Visa tai sujungiama vientisą spalvų palete ir lydima jau minėto žaismingo šrifto RESO bei funkcionalaus šrifto, kai turime daug teksto. Svarbiausia, kad tai, ką sukūrėme, yra mūsų visų. Patogiai sudėta ir paruošta naudoti spaudoje ar internete, nes kad ir koks ženklas būtų, jis geras tik tiek, kiek jį norisi naudoti.